Sveiki, tiesioginėme Delfi eteryje laida iš esmės, o joje šiandien aptarsime vakar praėjusių prezidento rinkimų pirmojo turo rezultatus. Antrajame ture susirungus Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė, kurie surinko atitinkamai virš 44% Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė beveik 20% balsų. Toliau rikiuojasi Ignas Vėgėlė su kiek daugiau nei 12%, Remigijus Žemaitaitis daugiau nei 9%, Eduardas Vaitkus daugiau nei 7%, Dainius Žalimas 3,5%, Andrius Mazuronis 1% ir 38% ir Giedrimas Jeglinskas 1,35%. Tokie yra žmonių pasirinkimas toks, o pirmiausia kalbėsiuosi su dabar jau buvusių kandidatų į prezidentus, Remigijumi Žemaitaičiu, kuris, ko gero, vadinamas rinkimų staigmena. Sveiki, gyvi. Sveiki. Ką jūs ketinat, aš jau kaip ir paminėjau, virš 9% balsų, jeigu tiksliai 9,27% rinkėjų už jūs balsavo kaip už potencialų prezidentą, to nepakako, bet visgi yra tam tikras elektoratas, kuris jums simpatizuoja ir kuriam jūs tinkate. Ką jūs dabar ketinate daryti su tais 9% savo rezultato ateityje čia, jeigu mes kalbėtume? Tai žiūrėkit, praeitais metais aš Liepą rugpjūtį paskelbiau žinią, kad mano tikslas yra įkurti politinę partiją, tai kitokią politinę partiją, kur nebūtų ten prirašyta po 1000 programinių lapų, tai yra aiškus dalykai, tai yra konstitucija ir kada aš jau irgi prezidento rinkimus pas manęs programos nebuvo, aš aiškiai įrodydavau konstituciją. Tai yra konstitucinis dokumentas, kuriame yra viskas parašyta. Tai aš tam įkūriau politinę grupę Nemuno aušra ir mes su ją startavom. Tai prezidento rinkimai mano buvo tikslas iš tikrųjų įnešti tam tikros sumaišties ir jūsų laidoje sakiau, aš būsiu matytas uraganas, kuris šiek tiek įneši jos. Tai man tas pavyko, atsivesti daugiau rinkėjų, negu kad aš jų turėjau prieš tai. Na tai vėlgi yra pakankamai geras dalykas ir kad mes galim žmonių turėti daugiau, tai irgi yra sveikintinas. O kitas yra dalykas, aš aiškiai pasakiau, kad į Europos parlamentą aš neina mano visa komanda, nes aš manau priešingai, kada vyksta dabar kaimyniniai šaly karinis konfliktas, visi politikos lyderiai kažkodėl sėkmingai bėga iš Lietuvos. Ir visi bėga į tą Europos parlamentą, žinai, pradedant Saulius Skverneliu, socialdemokratais, konservatoriais, liberalų sąjūdžiu ir panašiai. Ir toks klausimas yra, tai jeigu jūs čia visi norit rūpintis Lietuvą, tai jūs gal lyderiai likime šičia Lietuvoje, o jau kiti tegu eina tenais pabūti. Tai toks buvo mūsų sprendimas ir dabar rudenį mes startuojam ir, kaip ir sakau, skyriai, veikla jau ir šią savaitę, va čia turėjau važiuoti į Kauną, pasikeitė iš karto planai, nes pas jumis laida, dar Vilniaus valdybos posėdį darome. Tai procese viskas. Ambicija, aš suprantu, jinai tokia plati šiuo atveju. Jūsų tikslas ne Europos parlamento rinkimai, jūsų tikslas yra Seimo rinkimai ir taip, žvelgiant į tai, kiek jūs surinkote ir kaip apskritai jums sekėsi šitose rinkimuose, galima projektuoti netgi ir Seimo rinkimus, šiek tiek jau ir prognozuojant, yra teigiančių, kad jūs turite šansą netgi galbūt ir kažkokią valdančiąją koaliciją formuoti ir tikrai turėti svarų skaičių mandatų. Yra vienintelis klaustukas, kas už jūsų? Tai va, tai žiūrėkit, yra paprastas dalykas. Du gal čia yra svarbus momentai. Tai ne aš galiu nuspręsti, kiek mūsų bus Seime, tai bet kokia atveju tauta, žmonės, kiek mes čia turėsim, kiek mūsų įdirbis ir kiek darbas duos tą rezultatą, ar mes 5, ar 4, ar 3, ar 2% gausime, viskas tai yra mūsų žmonių sprendimuose bus. Kitas yra dalykas, kaip mes pasirinksime strategiją, tai yra aiškiai einamas komunikavimas su žmonėmis. Po šių rinkimų aš gavau pakankamai tokį, sakyčiau, mirksintį žalią raudoną signalą, raudoną šviesoforą, tai yra Vilnius Kaunas, nepaisant to, kad Vilniui gavau 15 000, Kaune gavau 10 000 balsų, tai yra tikrai pakankamai didelis balsų skaičius, jeigu fiziškai skaičiuojant pagal žmonių skaičių, tai yra didelis, bet reiškia, man ten reikia dar pasistengti, tai yra 4,6%, tai yra, reiškia, dar kur mes turim padirbėti ir kur iš tikrųjų, reikia dar pasiekti tam tikrų rezultatų. Tai mes turime keletą mėnesių tam pasiruošti ir tą padaryti. Bet aš kai klausiu, kas yra už
jūsų aš klausiu, kas yra tie žmonės, kurie bus, nežinau, 2, 3, 4, 10 numeris ir taip toliau. Tokius klausimus ne tik kelia žurnalistai, apžvalgininkai ar galbūt net ir visuomenėje būsimi jūsų rinkėjai, bet ir galimi koalicijos partneriai. Pavyzdžiui, Ramūnas Karbauskis vakar studijoje, kaip tik ir kai mes kalbėjom apie kažkokias dėlionės perspektyvoje, kai kalbam apie Seimo rinkimus, tai sakė, viskas gerai, Žemaitaitis viskas gerai, bet kas ten už jo, mes nieko nematom, nieko nežinom, o gal jis ten kažkokį labai įdomų sąrašą mums pateiks. Kas yra ta Nemuno aušra, niekas iki galo nesupranta ir kas toj Nemuno aušroje yra. Nemuno aušra labai aiškiai, detaliai viskas yra detalizuota, kristalizuota, aš esu tą pasakęs. Dabar gal mano bičiulis Ramūnas, matyt, kolega, gal pamiršo, kad vis dėlto aš turiu 37 tarybos narius Lietuvoje. Tai tiesiog. Viena iš mano irgi, tarkime, komandos žmonių, tai yra Daiva Žebelienė, Vilniaus atsiprašau. Tai šiandien, tai ta komanda dar ne iš Nemuno aušros čia šiuo atveju. Tai ne, jinai atėjo kartu su manimi, mes buvom su jais 2008 metais, 9, 10, 12, tai yra tie žmonės būsi. Tai 35 čia yra labai mažai. Kas? Ne, čia jūs kalbate, ką reiškia... Jums reikės sąrašą sudaryti. Tai 140 tai tikrai bus be jokių problemų, nes prasideda vėlgi dabar mes turime patį brandulį 35 žmonės, kurie aplink save pradeda lipdymą daryti. Tai yra, kaip natūralus dalykas. Tai... Jūs galit pasimauti ant vieno tokio dalyko, kas ištiko, pavyzdžiui, tą pačią darbo partiją, kad tai gali būti vieno žmogaus partija, nes vienas žmogus yra žinomas ir šiuo atveju taip, Remigijus Žemaitaitis žino visą Lietuvą, bet kas ten, kaip jūs sako, tarybos nariai, tai jie gal kažkokiam regione yra žinomi. Bet šiaip principė tai vis tiek reikės kažkokių tai žinomų veidų, žvaigždžių, tai ar jūs jau su ko nors kalbat? Kalbu. Esmė, žiūrėkit, kai kandidatau į prezidento rinkimus, aš formavau patarėjų komandą. Vat kokia galėtų man patarinėti? Mes sakom, kad būsim 3-4 ir aš jūsų laidoje pasakiau, kad taip ir buvo, bet aš galvoju, kas galėtų būti iš mūsų komandos patarėjai? Tarkime, teisės klausimais mes turime profesorių, buvusį teisėją, akademiką, žinomą žmogų, kuris, mes matom, jis gali būti teisingumo ministru, mes matom, kad jis gali būti teisės ir teisėtvarkos komiteto. Vienas žmogus. Kaip pavyzdys. Sveikatos srityje mes turime daktarą gydytoją, kuris virš 30 metų dirbantį. Pavardėm pasakykit. Nenoriu, žinokit, pavardėm sakyti. Labai dėl paprasto dalyko. Todėl, kad šiandien dieną... Nėra sutarimo dar su tais žmonėmis? Ne, su jais yra sutarimas. Esmė, kur yra? Prasideda prie to žmogaus iš karto bandymas kabinėtis. Vat man tas yra nepatinka. Bet jeigu tas žmogus pasirinkė savo valia, nepriverstiniu būdu remti Žemaitaitį. Ne, aš apsaugau savo žmonės. Vat aš lygiai taip pat buvo debatai. Jūs miglą sukūrėt, ponė Žemaitaitį? Oi, ne, pas manęs... Nemuno aušros miglą. Kad pas manęs nėra miglos, tai tikrai taip. Patažiūrėkite, buvo rinkimai į prezidentus. Ingridos Šimonytės 5 kartus paprašė, įvardinkit pagrindinius savo 5... Gerai, bet ne apie Ingridą Šimonytę dabar šnekam. Tai jinai lygiai taip pat irgi nenorėjo pasakyti. Tai mes šiandieną turime žmonės. Socialiniam skryty mes turime žmogų. Sveikatos, kaip ir sakiau, jis yra. Jie yra realiai šiandieną sukomplektuotas pilnu pajėgumu, nežinau kaip pasakyti, tas žmonių ratas, kurie gali šiandieną drąsiai stoti. Ildefonsas Petkevičius, Kelmės miesto meras, ilgą metų žemės ūkio bendrovės didžiausias vadovas. Tai jūs man suraskite geresnį žemės ūkio ministrą, negu kad jisai. Jūs jo nerasit. Tai yra žmogus, kuris turi didžiausią patirtį. Nepažįstu, nežinau, negaliu tai va būtent todėl, kad jūs gyvenate tam tikram burbule. Jūs tai čia kas? Tai, pavyzdžiui, Delfis gyvena burbule, nes interviu... Tai jūs savo burbule, mes savo burbule, visi mes gyvenam burbuluose. Pradant nuo namų, baigiant bendruomenę. Tai tam ir yra esmė, kad jūs ir dėl savo, mes, pona Žemaitaitį... Bet mesgi negalim visos Lietuvos pažinot, ponė Žemaitaitį. Aš jums ir sakau paprastą dalyką. Sakau, pasakykit pavardės tada ir pasidomėsime, kas ten per žmonės. Tai gerai, Lina Šukytė Korsakė, Daiva Žebelienė yra, Ildefonsas Petkevičius yra. Jūs jau galite, jau turi komandos žmonės yra. Bent jau pirmas 10 kažkoks. Kas ten Robertas sveikatos ministras sakė? Dėl sveikatos, dėl sveikatos, tai šiek tiek susilaikysiu. Teisės sakėte. Teisės dar dirbo universitete žmogus. Tai, bet jeigu jūs pasirinko, tai viskas gerai. Ne, aš esu sutaręs, kad tokių dalykų mes nedarysime. Kai Liepos mėnesį suformuosim sąrašą, mes pilnai pristatysim jį. Tiesiog, aš gerbiu juos, jie mane gerbia. Liepos mėnesį jūs planuojate? Liepos pabaigoje, rugpjūčio pradžioje mes esam jau susidėlioję, kas kaip galėtų žygiuoti. Skyrius, kiek jūs dabar turit ir koks čia planas yra? Tai
skyrius, kiek įmanoma plėsti Žemaitijoje mes, tarkime, jeigu nežinau, Šilutė, Šilalė, Jurbarkas, Tauragė, Kelmė. Tai dabar Alytaus rajonas, Marijampolė, Panevėžys, Radviliškis, Pakruojis, Pasvalys, Kupiškis, Biržai, Rokiškis, Zarasai, Lazdijai jau yra skyriai kurti. Anykščių skyrius dabar įsikurs. Vilniuje jau 3 skyrius turime. Kaune šiandien turėjau važiuoti, dėja negaliu. Kauno rajonas, Raseiniai, jeigu aš saigi bėgu permetu per šitą, va dabar Varėna, Druskininkai jau yra skyrius. Jau jie kaip gautos rezultatus mes padarėme per Seimo rinkimus, per prezidento rinkimus. Aš nežinau, jūs papasakokit. Tai mes ir padarėme, mes jau turėjom backgroundą, mes jau turėjom skyrius, kurie judėjo. Tas pats Mantas Poškus Radviliškio Pakruojį. Tai yra daugiausiai žmogus realiai dėjo pastangų tam regione, kad būtų geri rezultatai. Jūsų, aš suprantu, principas yra, tai ką jūs minit pavardę žmonių, tai yra tokie žinomesni vietos žmonės, galbūt dirbantis savivaldoj, tarsi iš to jūs renkate ir būrėte savo komandą. Iš žmonių, kurie... O iš ko burti, tai geriausiai žmogus žmogų pažįsta, kada jisai tiesiogiai kontaktuoja. Tai jeigu jūs man leisite, aš pabaigsiu paklausti, nes jūsgi pats esate buvęs politinėse partijose, dideliuose dariniuose, kaip Tvarka ir teisingumas, ar ne, kaip su Artūru Zuoku Laisvė ir teisingumas. Kitaip sakant, yra tam tikras jau susidaręs tam tikra bendruomenė ir valstybinėje politikoje, didžiojoje politikoje pabuvusių žmonių, bet kol kas, aš suprantu, jūs jų nepritraukėt. Daiva, aš atsipasakysiu 2 dalykus. 2009 metais apie Žemaitaitį niekas nežinojo. Niekas nežinojo, kas jis toks yra. Jis tapo Seimo nariu ir savo tokio aš iš kaimo atvažiavau, aš iš paprasto Šilutės mūsų mažos bendruomenės, aš atvažiavau. Bet žiūrėkit, aš šiandieną 4 likau prezidento pareigose. Bet jūs man neleidžiat, aš nepabaigiau klausimo. Jūs sakote, tai viskas gerai, čia niekas nekvestionuoja nei jūsų kilmės, nei kažko, iš kur jūs atvažiavote ir kas jūs buvote. Aš supratau, jūs klausėte, ar yra top žvaigždė. Ne, aš to visiškai netoju. Apie žvaigždės aš jūsų paklausiau. Bet dabar apie tuos tokius paprastus, racionalius dalykus. Jeigu mes prisimintume 16 metus Ramūno Karbauskio, ar ne? Nes aš suprantu, kad jūs čia lik norit Ramūno Karbauskio sėkmę 16 metų pakartoti, kuomet jisai į Seimą atsivedė daug žmonių iš įvairių sluoksnių. Tie žmonės buvo ir Sauliaus Skvernelio bandymas sukurti technokratų vyriausybę, visai ne politikų ir taip toliau. Visokių ten buvo pamastymų, ar nebuvo padaryta klaidų, ar tikrai žmonės, kurie yra politikoje, atsineša tam tikrą tą politinį bagažą, kuris tikrai nekenkia. Jūsgi pats jau ne vieneri metai, ne viena kadencija. Ir tikrai turbūt galit pasakyti, kad reikia turėti kažkokio išmanimo apie tą politiką. Ne tik apie politiką. Ar jūs bandysit pritraukti, nežinau, kažkokių tai iš buvusių partijų, ar iš dabartinių partijų yra tokių Keletą žmonių, manau, tikrai įsijungs į komandą. Keletą tikrai žmonių. Keletą tikrai įsijungs. Esam peršnekę ir birželio 15 dieną matyti keletą žmonių įsijungs, kurie jau nebedalyvauja vienoje ir kitoje politiniai partijoje jau 4-5 metų. Bet dalyvavo kažkada. Jie kažkada dalyvavo, jie kažkada buvo mano kolegos, tai jie tikrai įsijungs. Čia iš Tvarkos ir teisingumo laikų, ar iš iš Tvarkos ir teisingumo, iš Zuoko Paulausko nieko. Buvę kolegos iš socialdemokratų. Tai dėl to, kad jūs išmetė iš ten, jūs čia piktas dėl ant jų. Oi, mes nesam pikti, tiesiog paprastas dalykas. Ten nebuvo net ką išmesti, aš tiesiog, kad jūs žinotume, Daiva, ten išmetė, ten mes su visų skyrių, mes su visais skyriais ir išėjom. Ir kai mes Nemuno aušrą. Taip, mes įkūrėm Nemuno aušrą, nes Zuokas turėjo tik tais Vilnių, o visą regionai tai buvo mano tarybos nariai, tai ir liko tik su Vilniumi jisai, daugiau nieko nebeliko. Daugiau nebeliko nieko. Švenčionių meras nepriklausomas yra, tai liko tik Vilniuje 8 tarybos nariai pas jį ir daugiau nėra, Visaginas lygiai taip pat. Tai tikrai ne. Dėl žvaigždžių aš jau pasimokiau 20 metais su Artūru Zuoku, kaip sudarėme koaliciją, Artūras Paulauskas. Ir tos mūsų žvaigždės, kaip jūs sakote, jos kažkodėl tai už pakalių nepakėlė ir net nenuėjo padirbti. Ir maždaug sako, aš dabar dalinsiu čia lankstinuką, tai aš dabar eisiu pa žmogų, jau tikrai aš to dalyko nedarysiu.
aš jau pasimokiau 20 metais, galvoju, jūs galvojat, kad čia kiti kvailiai turi dirbti, o tu čia dabar vadovų būsi. Gerai, mes nekalbam apie kažkokias visus... Kaip pavyzdį. Taip, bet gerai, jūs sakėt, iš Tvarkos ir Teisingumo, galbūt iš tų ankstesnių laikų kažkokios pavardės gali jūsų sąraše pasirodyti. Kad iš Tvarkos Teisingumo nieko nebebuvo, iš tų žymesnių, kas yra pensijoje, nelabai jau ten, kas norėtų dalyvauti, tai ne, tikrai iš buvusių Seimo narių Tvarkos Teisingumo tikrai nebus nei vieno. Kaip jūs įsivaizduojate, jeigu po to kažkokios tai dėlionės vyktumės, vakar taip pat aptarinėjom, pagal prezidento rinkimų rezultatus galima irgi numanyti, kad, nežinau, tas pats Eduardas Vaitkus greičiausiai su kažkokiu politiniu judėjimu bandys patekti į Seimą. Laisvės partijos yra toks neaiškus visiškai likimas, kaip čia bus, Darbo partija irgi klausimas, bet tas pats Ignas Vėgėlė su valstiečiais gali galbūt pritraukti daugiau. Socialdemokratai skaičiuojasi, kad jie bus tie daugiausiai surenkantis ir daugiausiai mandatų turintis. Ir po to ten gali reikėti pasidėlioti. Tai ir vakar klausėm, ir šiandieną jūsų norėtųsi paklausti, su kuo galėtumėte dėrėti, su kuo negalėtumėt, kur tos raudonos linijos, kokie jūsų reikalavimai būtų? Mano reikalavimai šis nėra. Mano buvo tikslas, kad konservatorių, aš kaip ir sakiau, po šito elgesio, ką jie padarė, jie negali būti valdžioj. Tiesiog per daug pridalyta žalų. Aš esu iškėlęs kelis klausimus, kad mano vienas uždavinių, ko aš norėčiau, tai delistinguoti Igničio akcijas, tai yra sugrąžinti į valstybės biudžetą ir valstybės rankas turiminį, į valstybės valdymą. Tai apie tai kalba ir tie patys valstiečiai, ir šiek tiek socialdemokratai apie tai kalba, ir komisija, kuris Seime buvo inicijuota daryti. Tai man tam tikri dalykai yra. Plus man yra vertybiniai dalykai, kur vėlgi, aš turiu tam tikrą savo poziciją. Aš ją tokią turiu. Ar jinai ten bloga, gera, čia galime ginčytis kaip kas nori, bet aš ją turiu. Tai aš esu pasakęs, su konservatoriais tikrai nemanyčiau, ne todėl, kad, aišku, gali valstybė atitikti gaivalinę nelaimę ir teks su jais dirbti. Čia negali nieko sakyti, bet tiek, kiek konservatoriai. Bet aš jums neminėjau konservatorių. Tai jūs sakėte, su kuo nedirbčiau, su kuo raudonos linijos. Ne, tai raudona linija. Kaip jūs, tai o su Vaitkum dirbtumėte? Kas, žiūrėkite, Vaitkus ar išrinks ar ne, priklauso nuo Valdemaro Tomaševskio. Būkim bėdni, bet... Seimo rinkimuose taip, gali būti vėl kitoks procentas ir dėl to aš esu labai ramus. Tomaševskis gali pasimti. Būtent, aš esu labai ramus ir aš žiūriu į Valdemarą Tomaševskį, Lenkų rinkimų krikščioniškų šeimų sąjungą, ir aš žiūriu, kad su jie aš tikrai galėčiau dirbti, mes esame dirbę, Rita buvo kaip lyderė, buvo ministrė Tamašunienė, labai gerai iš tikrųjų kaip ministrė tvarkėsi vidaus reikalų ministerijai, tai 5 kartus geriau negu Bilotaitė. Tas yra akivaizdu ir statutiniai pareigūnai yra pripažinę. Tai su Ritos komanda mes jokių problemų iškart galėtume įsėsti ir dirbti. O kiti paminėti... Tai aš sakau, ir valstiečiai, ir socialdemokratai. Taip, jeigu tai yra geras sprendimas, tai tikrai galim palaikyti. Bet jeigu bus bandoma prastumti, kaip aš sakau, liaudiškai, vadinamą tą partnerystės santuokos institutą, kur bando dabar visais kišti, natūralu, kad nebus sutarimo. Nei valstiečiai nepritars, nei Lenkai nepritars, nei mes nepritarsim. Tai socialdemokratai liks kartu su konservatoriais ir jie turės priminėti šitą įstatymą. Tai gali būti vienas kitas teisės aktas, kuris atskirai bus priimtas. Remigijus Žemaitaitis, buvęs kandidatas į prezidentus, šiandieną buvo laidoje. Ačiū Jums.